Erasmus ir mainų studentų sulaukėme 34, o kita dalis, daugiau negu 30 studentų, atvyko studijuoti magistro ir bakalauro programą Šiaulių universitete. Šiais metais sulaukėme studentų iš 15 šalių, tai iš ES šalių, Čekijos, Ispanijos, taip pat Italijos, tradiciniai mūsų partneriai visą laiką ir iš Turkijos. Kaip visada turime labai daug studentų iš Pietų Korėjos, Indijos, Šri Lankos. Kokias studijų programas rinkosi studentai? Studentai daugiausia rinkosi verslo studijos, taip pat lietuvių kalba, inžinerinės studijos, informatika, mechanikos inžinerija, tai ekonomika. Gal gali pristatyti, kas laukia Erasmus studentų Šiaulių universitete? Tai ši savaitė jam dabar prasideda, yra nuo šiandien orientacinė savaitė, bus rytoj turas po Šiaulius, parodysime Šiaulius, įžymės vietas, vėliau važiuosime į Kryžių kalną, taip pat žaidimų vakarai su mentoriais, jiem tarpusavį susipažinimai, bus krikštynos Šiaulių universiteto pirmakursiams, tai aš manau, kad mes prijungsime ir užsienio studentus ir taip pat jie dalyvaus šioje veikloje. What is the first impression of this university? It was good. I think that it's very nice because more in my country there is anything like the before yesterday. We see all the music and these kind of things. It was very funny and nice. Yes, and in Spain is very real. The university is very real. I'm from India. I'm studying here bachelor's business management. What is the first impression of this university? The mentors are very good. They are very good, helping mentality. I like it. I'm from Korea and here I'm studying Russian. What differences do you see in Lithuanian culture and in your culture? Yeah. Lithuania and Korean is a little similar. Like inside is warm, but looks like cold. What would you like to wish for another students in Šiaulių University? I think Šiaulių University is a good university for studies, so I think come here to have a good experience. After this meeting, so we will have a few